esu Ovidijus, man 20 metų. Šiuo metu dirbu. Tarnavau kariuomeniai prieš 9 mėnesius, realiai baigiau prieš 9. Baigiau katalikišką gimnaziją Telšiuose, mūsų Telšiuose. Ir dabar jo, iš tikrųjų, tas planas toks stoti seminariją, jisai jau buvo praeitų metų idėja, praeitų metų svajonė, tokia, bendra, gal netgi sakyčiau, bet trukdžiai biškelį iš kariuomenės pusės, iš vadų nesupratingumo, ten kažkiek galbūt dar kažką, tai nepavyko įstot, stengiausi. Turėjau aišku progų, bet tiesiog neturėjau tam laiko. Turėjau progą rašyti laiškus, ten kažkokius dar kažką, bet tiesiog neturėjau tam laiko, nes kariuomenė labai spaudžia ir visa struktūra yra labai sudėliota. Ir po to tiesiog dirbau ir daugiau nežinau, lankiausi bažnyčiai, nes tai ta tokia vieta, kur aš mėgstu būti iš tikrųjų. Nes darbe stresiukas, namuose stresiukas, išeinus į lauką su draugais, ten irgi kažkas kažkur, ateini į bažnyčią ir tiesiog ramu, tylu, darai savo darbą tą, ką žinai, ką reikia daryti ir nežinau, man ten lengviau tiesiog kažkaip. Tai gal apie dar savo tikėjimo kelionę, vis tiek katalikiška mokykla, gal kaip ten sekėsi, kaip ten mokytis, kaip aplinka, draugai, kaip reagavo gal tokį sprendimą, ar žino apie jį ir tavo santykis su Dievu, kaip jisai gimė, kaip gal augo, gal galėtum papasakoti. Tikėjimo kelias prasidėjo, jaučiu jau biškelį prieš mokyklą, kadangi turiu labai tikinti savo senelį Juozą. Mano senelis Juozas visą laiką, jam kiekvieną vakarą, kiekvieną rytą yra malda tiek už savo, už mano močiutę, kuri yra truputėlį silpnesnė, jau sveikata išluboja, bet ir tėvai, ta prasme, jie seniau truputėlį aktyviau dalyvaudavo toje veikloje ir šiaip grįžus pas senelius į kaimą, tai visą laiką per didžiąsias šventes tai garantuotai, Kalėdos, Velykos, bažnyčia, naktinės mišios, ten, ta prasme, Velykų vigilija, tai iš viso mano galva visą laiką būdavo suolas būdavo jos pagalbė, bet kai pradėjau augti ir nebemiegodavau ir nebešalta, tai būdavo, atrodo. Ir tada 12 metais, man atrodo, kad aš šitą mokyklą pradėjau lankyti. Tai jo, 12 metais atėjau į Telšių Vincento Borisevičiaus gimnaziją. Ten pradėjau mokytis. Iš pradžių nebuvau labai geras vaikas, buvau mušeika. ir ta bažnyčia atrodė ten toks klausimas buvo tiesiog. Bet 3 klasėje, kaip ir daugelis vaikų, pradedam pirmą komuniją. Šiaip esu krikštytas savo kaimo parapijoje, tai Lokės kaimo Visų Šventų parapija tenai. O pirmoji komunija buvo pas mane Telšių Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje. Nors šiaip didelę dalį savo gyvenimo buvau Telšių katedros miesto teritorijoje, parapijoje, bet man mažoji visą laiką buvo mano parapija. Aš ją lankau, jinai visą laiką buvo ta parapija, kurioje leidau laiką. Tiek su jaunimu, tiek tarnavau tenai visada. Ir pirma komunija buvo tenai priimta mano. Pirmos komunijos metu susipažinau ir su jos dabartiniu klebonu, prelatu Juozu Šiuriu. Ta prasme, šitas žmogus yra tas toksai švyturiukas, kuris visą laiką ateidavo, visą laiką pamatydavo, visą laiką prisimindavo, pasisveikindavo, pakalbindavo ir kai vaikas būni, tai tas toks dėmesys visą laiką labai, labai kablioja į tą dalyką. Tai pradėjau tenai patarnauti mišiom, dar tais laikais duodavo raudonas sutanas berniukam, tai tas būdavo didžiausias prisiminimas ir viskas. O pasibaigė pirmoji komunija, viską priėmėm, vis dar turiu nuotraukas su prelatu ir tą nuotrauką dažnai pasižiūriu, nes jinai pas mane kambarį kabo. Ir kažkaip atrodo, nežinau, tada tas kelias ten kažkaip nutrūko, ar atsiskyriau, ar tiesiog, nežinau iš tikrųjų dėl ko, toks tuščias laikotarpis iki sutvirtinimo.
Sutvirtinimas, aišku, kaip ir visiems paaugliams, ten yra tragedija, ten yra košmaras. Sėdėt bažnyčiai, mokintis maldas vėl iš naujo, eina savo. Bet ne, nežinau, kažkaip iš pat pradžių, kai pradėjau lankytas paskaitas vėl sutvirtinimui, tai nežinau, kaip net įvardint, buvo toksai irgi neklaužada, nesiklausiau, ten nekreipiau dėmesio, kartais net neidavau į mišes, tiesiog eini pamokėlės, grįžti, per šoną, lauk iš tos bažnyčios ir viskas. Bet paskui kažkaip jau per maždaug tų, tarkim, mokslo metų viduryje kažkaip įsidrasinau truputėlį ir vėl grįžau prie patarnavimo. Bet labai daug, labai neįsisiubavo tas mano toks tikėjimo laivas tame. Ir aš pasibaigus sutvirtinimui tiesiog vėl apleidau viską ir tiesiog grįžau į savo pasaulėlį tokį mažą. Ir tada realiai labai ilgai netruko, bet būdamas 17 gal jau. Ne, buvau 16 vis dar, bet mes su mano geriausiu draugu, kuris yra vargonininkas. Jo tėtis yra zakristijonas mažosios, o mama vargonininkė, tai jis, ta prasme, iš to pačio lopšio. Tai su savo geriausiu draugu mes turėjom tokių ūkinių darbų. Tai čia ūkiniai darbai, ten prieš žolinės, prieš mūsų atlaidus pasiruošimai, tai šiaip dar kažkokie darbai, kuriuos priduodavo prelatas ar ten dar kažką. Ir mes viską pasidarėm ir, kaip ir priklauso, dažniausiai iki vakaro, 6 valanda jau skamba varpai, sako, tai viskas, sako, einam į mišes. Ir kai pradėjom varyti tas mišes, taip ir pradėjom varyti. Tada susilaukėm žolinių, turėjom tas žolinės, viskas labai faina. Ir vienas toks dalykas buvo, kad ten buvo tokia mergina, kuri man labai patiko. Ir būtent per ją, ir aš jai visą laiką dėkosiu už tai, už tą tokią dovaną. Kas galbūt jai net nepatiks, kad aš tai paminėsiu, bet jeigu jinai tai pamatys, bet žodžiu, per vieną merginą, su kuria teko ir draugauti, ir praverkti, ir visą kitą, bet visą laiką buvom bažnyčiai, visą laiką bažnyčia buvo centras. Ten, kur mes ir susitikdavom dažniausiai ir, ta prasme, būdavo, tikrai labai geras laikas kartu. Didžiausias mano tikėjimo pasiekimas, gal nežinau, ir pasiekimas, ar čia šiaip įspūdis, tai buvo kelionė į pasaulinės jaunimo dienas 23 metų vasarą. Man atrodo, 23, jo. Tai 23 metais keliavom į Lisaboną. Iš mūsų parapijos važiavo 4 žmogeliukai. Tai buvo aš, mano draugas Matas, Samanta ir Eimantas. Tai mes turėjom neblogą laiką, sakyčiau. Kelionė tikrai labai faina, viskas daug Dievo malonių buvo iš tikrųjų, nes kai buvo karšta, duodavo ir biški ir palyt, ta prasme, ir vėjukas užpūsdavo, kai reikia, visko buvo. Ir, nežinau, mano mylimiausia vieta turbūt buvo Fatima, kur mes buvom ir turėjom naktinę žiburių liturgiją tenai. Tai labai fainas experiences buvo, labai smagi patirtis to tikėjimo, kuris tikrai pasireiškia ir aš net pats galvoju, čia varau į kelionę, čia taip vos ne šiaip savo uždyką ir pakeliauti po pasaulį, kodėl ne, bet iš tikrųjų, kai dabar pagalvoju atgal, tai čia buvo tiesiog tikėjimo dalykas, nes aš net nebūčiau norėjęs nei eiti ten kažkur, nei tų bažnyčių lankyti, jeigu nebūčiau tom tikėjęs, dėl ko važiavau. Ir viskas, nežinau, kaip ir tas toks tikėjimo kelias, jisai toks dobėtas ir tuščias ir pilnas vienu metu, tai nežinau, iš tikrųjų faina, bet ir kiek susimastau kartais, kad galbūt anksčiau reikėjo pradėti, anksčiau būtų galbūt kitaip buvę kažkas, kad tie tokie tarpai tušti, jie man davė, nuvedė nuo kažko, nuo to bendro tikėjimo mano, nuo to kelio, kur aš galėjau augti dar ir galbūt būčiau biški kitoks, negu dabar esu, nes yra momentais, kai pagalvoju, kad čia ir blogai galėjai būti geriau.
Čia turbūt visiems taip tokie, yra, neįmanoma visą laiką, žinai, taip skristi. Tenka nukristi ir tada pajauti skonį to tokio pakilimo galbūt. Gal galėtum pasidalinti, jeigu planuoji stoti seminariją, bent jau taip sakė Marius, kas laukia tavęs dabar, ką tu turi padaryti, galbūt kažkas klausys iš jaunų žmonių ir gal svarsto dar, kaip atrodo tas jau dabar pasiruošimo kelias, ką tu turi padaryti, kad tave primtų. Pasiruošimo kelias seminarijai, okei. Žodžiu, šiaip apie seminariją stojimą praneša vyskupijos per savo internetinius puslapius, ten Radijas Marijos tikrai, manau, praneša irgi. Tai ką visų pirma reikia padaryti, tai reikia susisiekti su vadovybė seminarijos, kad jie jums duotų popierizmas. Tiesiog popierizmas, iš esmės popierizmas, labai nuobodi dalis, bet labai reikalinga. Tai visų pirma reikia turėti atestatą, būti pabaigus 12 klasių minimaliai, turėti atestatą ir tada susisiekus su seminarijų atstovybė, tai ta prasme Vilniui ten su Vilniaus rektorium ar ten su kažko, kas ten užsiema su to. Telšiuose, kadangi jau ir pažįstu, tai tas pats kunigas Jonas Ačas, seminarijos rektorius arba propedeutinio kurso vadovas, generalvikaras kanauninkas Vilius Viktoravičius, jam skambutis, jis jau ir šiaip žinojo, kad aš noriu stoti, tai sako, jo gerai, čia užbėg, pasimsi dokumentus. Tai dokumentuose ten yra prašymas vyskupui, rašytas ranka, ne vyskupui, rektoriui, atsiprašau. Vyskupas duoda savo siuntimą paskui, jeigu ten maždaug atitinki ar savo jo, pagal jį kriterijai kažkokie ten pokalbis būna dažniausiai. Tada yra parapijos klebono charakteristika, kurią rašo jisai seminarijos rektoriams, kad jie žinotų, su kuo jie turi reikalą, kas ateina stot, kokius darbus dirbęs ar ten dar kažką. Po to, kas ten dar buvo, autobiografiją reikia savo parašyti, iki 5 lapų yra, kad kažkokį savo, nežinau, tarkim, backgroundą tokį duotum seminarijai, kad žinotų, kas tu toks ir kokie tavo maždaug santykiai iš tavo pusės. Kaip tau pačiam atrodo su žmonėm, su draugais, ten su mokykla, su darbdaviais, su bet kuo, ta prasme, iš esmės. Tada yra klausimynas, ten yra bendri klausimai apie išsidirbinėjimą, tarkim, nes apie santykius su teisėsauga paklausė, apie tarnystę ar tarnavimą kariuomeniai paklausė, bendri tikėjimo klausimai. Ir šiaip informacija tokia, kur, galbūt reikėtų žinoti jiems. Ir nežinau, daugiau tas pasiruošimas pačiai seminarijai, nežinau, ta prasme, malda, lankymasis mišiuose, galvojimas apie tai, ar tu tikrai nori, nes kol yra laiko, tai gali apsispręsti tam dalykui. Ir tas toks sprendimas nėra lengvas, nes ir tavo tėvai, jeigu tėvai žino, tėvai turi suprasti tą dalyką. Ir kartais tėvams yra sunku, kadangi tėvai augina vaikus, jie tikisi anūkų, tikisi vaikų, ten visko jie tikisi, bet stojus į seminariją jau to daryti nebegalima. Ir tapus kunigu ir aplamai šventajam tam gyvenime, tokiam vienuolis kunigas, nesvarbu, tiesiog vaikai jau yra. Nebėra centras tampa visą laiką, kaip ir visada turėtų būti šiaip Dievas, tiesiog. Tai ir tas pasirašymas, sakau, seminarijai dabar yra mano pats pagrindas, Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kur labai kviečiu visus atvažiuoti visą laiką, ypač jaunimo diena, tai ten tiesiog širdis džiaugiasi visą laiką, kiekvienais metais ten nuvažiavus. Ir tas, nežinau, tas pasirašymas seminarijai, daugiau kaip ir nieko, tai yra pačių tavo prekių, kažkokių mokslų, ko reikia, galbūt pirkimas, dar kažkas. Ir viskas. Realiai pagrinde, ką reikia daryti, tai tiesiog melstis. Ieškoti to savo pašaukimo, ta prasme, klausti, ar Dievą, ar jis tai tikrai taip mano ir jeigu jisai, o kadangi Dievas, jisai žino, tai tu ir tiesiog tau pasakys per laiką ir parodės tą dalyką visą.
Tai gal paskutinį klausimą paklausiu, va čia papasakojai apie tą visą išorinį pasiruošimą ir paminėjai maldą, bet vis tiek yra tas vidinis. Va, tu kalbėdamas paminėjai, kad turėjai merginą ir buvo gražiausias laikas bažnyčiai. Tai kaip tas sprendimas ar negazina, kaip tu paminėjai, kad reikės, vat, nes esu iš ne vieno kunigo girdėjus, kad šitas momentas buvo sunkiausias, kad pasakyti savo, kad vaikų aš neturėsiu, aš būsiu bažnyčios žmogus. Tai kaip vat, tą išgimdėjai? Bijau. Aš bijau tiesiog, ta prasme, nuoširdžiai bijau. Nes aš, kaip pasakyti, aš kai buvau dar truputėlį jaunesnis, čia po sutvirtinimo kažkaip, man atrodo, aš kažkaip vieną naktį gulėjau savo lovoje ir taip žiūriu į tas lubas ir aš taip galvoju, kaip aš noriu šeimos, kaip aš noriu vaikų. Net mano vizija, tai yra, kad turėti sūnų vyresnį ir turėti dukrelę, kuri būtų tas broli išsiugdyti taip, kad sesė niekada, ta prasme, jinai neturi jokių problemų. Brolis yra didžiausias jos gelbėtojas ir sergėtojas visą laiką. Ir tokia mano vizija buvo, bet su laiku viskas keičiasi ir tas dalykas gąsdina vis dar. Ir aš tikiu, kad tai bus ne vienas išbandymas, būtent to reikalo, kad atsiras kažkokia mergina, atsiras įsimylėjimai, ar ten simpatijas, dar kažkas per tą laiką, kol busim seminarijoje, jeigu aišku įstosim, bet tas dalykas jis yra neišvengiamas. Čia yra patikrinimas, ar tu esi pasiruošęs tam, kas tavęs laukia į ateitį. Ir aš esu kalbėjęs taip pat lygiai su daug kunigų iš tikro. Kaip jūs taip prisivertėt? Vieniems buvo lengviau, nes jie net apie tai iš vis negalvojo niekada. Ta prasme, jiems iš pat pradžių buvo kelias tiesiai į kunigystę, tiesiai pas Dievą. O kitiems, buvo sunkiau ir tų įsimylėjimų. Net pačioj seminarijai sako, kad yra, tokių, kur kartais taip traukia, kad, ta prasme, yra žiauru jau, nes tu jau esi ant slenkščio pasirašy dokumentą, kad išstosi iš seminarijos ir tada tiesiog kažkaip, dingsta viskas. Atrodo, kad praėjo, nupūtė vėjas ir viskas kažkaip. Toks, nežinau kaip paaiškinti, bet bijau. Ta prasme, visiškai konkrečiai, be jokio slėpimo, be nieko, bijau. Ir to klausė seminarijoje. Ta prasme, ar jeigu bijai, tai pasakyk ko. Ir aš, ta prasme, man tai, aš nežinau, sakau, šeima yra labai svarbu. Labai, labai svarbu. Ir kunigai, ta prasme, jie lygiai taip pat yra žmonės ir jiems ta šeima irgi labai svarbu, manau, bet tiesiog, kad negali turėti vaikų, negali turėti žmonos, tai čia yra toks dalykas, su kurio tiesiog reikia susigyventi. Ir viskas. Tiek tau, tiek tam, kuriam atrodo, kad čia galbūt galėtum kažką pakeisti, tiek tėvams ir visa kita. Aš nežinau, aš negaliu dar atsakyti tą klausimą taip pilnai, bet jeigu taip nuoširdžiai, tai tiesiog bijau ir viskas. Tai manau labai šaunu, kad pripažįsti ir sakai, nes tikrai Dievas priima tokį, koks esi. Man patiko kunigo Mozės mintis, sako, man reikia nuvažiuoti pas sesę, pamatyti ten jos vaikus ir man praeina noras turėti vaikų. Daug kas tą įsivaizduoja šeimą, žinai, kaip tik gražų dalyką, bet tai irgi yra sunkumai, kaip kiekvienam kely yra sunkumai ir tu renkiesi. Tai šiuo atveju tu renkiesi bažnytinę šeimą, ar ne? Tai tu gali turėti dvasinių vaikų daug daugiau negu tų fizinių. Tai gal paskutinis klausimas būtų tėvų nuomonė tada, gal kaip tavo tėvai reagavo, ką sakė, ir gal turėtum ką pasakyti kitiem jauniems žmonėm, kurie galbūt svarsto, ieško ir irgi kažko bijo, ar turėtum kaip juos padrąsinti? Tėvai, tėtis jis vis dar toks. Gal tu nesto, gal tu nei, gal tu čia ta, gal ana. O mama, mama jau praeitais metais, kai aš jau nebegalėjau įstoti, kai manęs neišleido, jinai labai pergyveno dėl to. Mama susitaikė, nors mama buvo pirmoji, kuri labai sureagavo į tą dalyką, kad čia vaikų nebus, čia anūkų nebus, čia ką, kaip. Tai būtent dėl to jinai jaučiu, aš taip manau, kad jinai dėl to ir pirmą ir susitaikė, kad jinai suprato, kad taip jau yra ir biškelį jai lengviau gal su to laiku pasidarė. O kitiems, nežinau iš tikro, ką jums pasakyti, ta prasme, žiūrėkit, tiesiog tikėkit į Viešpatį ir liaukitės, ta prasme, neleiskit savo nukrypti nuo tikslo.
melskitės, lankykit bažnyčią, nežinau, kažką veikit, kas jumis atitolintų nuo velnio, ta prasme, nuo tų visų tokių piktų darbų. Darykit gerai. Matot, ten močiutė, kokia eina per kelią, jai sunku panešti tašę, tai paimkite tą tašę iš rankų, sakykit, einam, aš jums padėsiu. Nes aš esu daręs ir, aišku, kitiems, ypač Lietuvoje žmonėms atrodo keista, net kai kad tu čia kažkam padedi, kažką praeivis net eina ir nueina jam net 100 metų, ten, tai gali ir nuvirsti, vidury kelio jau niekam neįdomu bus. Bet darykit gerus darbus, melskite svarbiausia ir kalbėkitės. Būtent kalbėkite su kitais, nes tai atveria jūsų pačių protą labai ir duoda iš tikrųjų pasirinkti, ar tu tikrai to nori, nes ir perspektyvos iš kitos pusės duoda apie ką pamastyti, ką galima rasti, ką galima išsitirinėti, dar paieškoti informacijos apie kažką ir tiesiog būkit laimingi tą darydami. Jeigu esat laimingi, šaunu, jeigu nelaimingi, tai reikėtų pagalvoti dar, ar iš tikrųjų tai yra tai, ko jūs norite iš tikrųjų.